Va, sugalvojau parodyti, kaip atrodo gegužės 18. Nu jau beveik pabaiga pavasario. Toj vasarą ateis. Tai va, išsiruošiam su... Doran, ko čia valgai? Rado saldainį kažkokį. Išsiruošiam su Dorutė į hitą. Ir va, kaip čia atrodo. Balos, sniegas. Nu, šuo, aišku, bus fantastinis, kai grįšime. Bet bandysim eiti. Nu, bent jau neklimpsim iki kelio. Bet va, sniegutis dar guli čionai. Tai va, tokią kelionę susigalvojame. Sekmadienis. Va, kaip paskutiniai sniegai džiaugiasi šuniukas. O jį kaip mėgsta sniegą. Negaliu nuvesti net. Kaip jai patinka čia. Paskutinės sniego krūvelės. Na, einam, Dorutė, žiūrėsim toliau. Kelias, tai žavingas. Purvinėliai, vandenėlis. Va, klampojam. Nu, pažiūrėsim, jeigu tik tiek, tai nieko. Iš vis ar praeisim ten pro tą. Ten toliau, žinau, tokia bala yra fantastiška. Pažiūrėsim. Viską pamatysim. O, kokie keliai. Gerai, kad apalas geras. Galiu klimti. Čia dar sniegas šalia. Tai va, matai, Tomai. Dorutė vėl į kiekvieną sniego krūvelę. Būtinai turi pasitrinti, pasigaivinti. Toj neliks sniegučių. Va, Tomai, matai? Tu ten 80 Fahrenheito. O čia dar sniego turiu atsigaivinimui, va. Visai ne per karštą. Ir turiu gerą draugę, kuri labai džiaugiasi. Labai mėgsta sniegą. Ai gerai. Nu čia turbūt mes kokį 15 minučių šitam snieginę turėsim trintis, negaliu nuvesti. Nu va, kuo gilyn į mišką, tuo daugiau sniego. Tai va, šituo taku čia visiškai per sniegą einu. Gerai, kad kojos nelabai klimpsta. Nu, čia tai jau ir klimpsta, va. O, kokia gelmė, kas galėtų pagalvoti, tuoj birželis. Va tai va ir einam. Ir šuniukas biški klimpsta. Ir aš klimpstu. Nu, bet labai malonu. Oro gaivumas. Nuostabu. Aha. Nu čia su bateliais. Dara. Su bateliais nebepraeisim. Nu, mano botai gana aukšti. Tai normaliai. Bet šuns tai jau į trobą negalėsiu leisti. Jau tokio švarumo. O grįžus tai tiksliai į vonę iš karto. Nu va, praėjom. Nu bet jau su sportbačiais žmogus nepraeitų čia. Ir ten miške bala. Ir iš tos pusės bala. Jau su sportbatukais neprašokinėtum. Gerai, kad aš jau nujaučiau, koks čia bus keliukas. Dabar jau atrodo, toliau tokių didžiulių balų ir nebebus. Jau čia normaliai. Nu dar vieną matau tenai, bet jau nusėsim gerai. Jo, į hitutę įėjus daug šalčiau. Daug šalčiau. Negu lauke. Atidariau langus, va. Padariau skersvėjį. Nu, tegu biški prapučia. Karštas vėjelis, vat saulė dabar taip kaip kaitina. Oi, gražiai čia prapūs, prašildys. O, pradžiovins. Bet nelabai drėkusi buvo hitutė. Gerai čia pakūrenome paskutiniu metu. Malkos va ten gerai prikūrenam. Ir todėl nėra drėgmės, tik tai kad šalta. Kiek čia tų laipsnių?
Nežinau, ar matosi, turbūt, kad čia nieko nesimato. Šitas meluoja. Šitas visiškai meluoja. O va, 11. O lauke tai daug šilčiau. Nu ką, šuniukas veikia. Guli patenkintas šuniukas, taip? Nu va, sėsiu, saulutėje pasėdėsiu dabar. Ten vandenukai veržiasi. Gerai. Nu, bet Dora tai visai paseno. Atėjo, atsisėdo va, niekur neina, net 50 metrų nepaeina. Taip, Dorutė. Dora, pakalbėk su manim. Neturiu jokio žmogaus pasišnekėti. Dora, Dora, nu? Balsas, Dora, balsas. Dora, balsas. Dora, balsas. Va, pasakė. Matai, Tomai, tavo mokykla dar veikia biškį. Tavęs nebėra, nieks nesako, tai jau pamiršusi buvo. Matai? Biškį atsiliepė, bet daug kartų turėjau sakyti. Taip, Dorutė. Nėra Tomo, niekas tavęs netreniruoja daugiau. Gerutė, Gerutė, pasakyk labas Tomai, pasakyk labas Tomai. Nėra ką čia man filmuoti, tai va tik šuniukas belieka. Taip, ai, šuniukas gražus, geras, visa šlapia, per sniegus išsitrynusi, visiškai išsitrynusi. Va, spiglių dabar aplypo, nu labai jau sulaukėjai. Labai jau sulaukėjai. Taip, Dora. Kažkokia nebendrauta ir nelaksto ir nebendrauja, visai aptingusi daug jau metų. Taip, šuniukas. Daug jau metų tau. Jau senatvė artėja. Nu, bet man ramu gerai su tokiu šuniu. Taip, labai gera. Labai gera, Dorutė, labai gera.